vadinti Klaipėdą vienu iš svarbiausių Lietuvos ekonomikos variklių. Tai kalbant apie Klaipėdą uostamiestį, be jokios abejonės uostas, tai ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos ekonomikos garvežys. Tačiau garvežiui reikia tikrai gerų sąlygų, geros aplinkos, kalbant kabutėse. Ir ypatingai kalbant apie tai, kad Klaipėdos uostas konkuruoti turi su savo kaimynais Baltijos jūroje. Uosto gilinimo platinimo laivybos kanalo projektas atidarė mums naujas galimybės priimti didesnius, ilgesnius, platesnius laivus. Tuos gylius, kuriuos mes turime šiandieną, kai kurie žmonės sakė, kad tai yra absurdas, kai kurie tuom tyliai tikėjo, bet buvo žmonių grupė, kuri labai dėsningai to siekia. Tai yra ekonomika, tai yra dideli pinigai ir tai yra uosto patrauklumas. Šiai dienai mes matome tokį uostą, kuriuo tikrai didžiuojamės ir džiaugiamės juo.